techninės priežiūros ta, pavadinkim, silpnoji ar blogoji pusė, tai paveldėta iš senesnių laikų, kur, ta techninė priežiūra toks kaip inspektorius, kuris ne tai, kad padeda, jisai stabdo, jisai, aš nepraleisiu, aš nepasirašau, ten atvažiuoja dar ten su buteliu maždaug, kad tik praleistum. Ne taip mes galim padėti. Tai tu gali daryti, kaip kaimynas sakė, arba kaip suprojektavai. Kaip suprojektavai, tikėtina, kad bus geriau, greičiausiai gal ir pigiau. Reiškia, kaimynas sakė, man ten gręžia 2 metrai, bus gerai. Iš kur jis gali žinoti? Gal pas mane sklypė jau visai kitas gruntas, gal ten pas mane kažkoks vanduo, gal čia durpių koks kampas, jis mėgsi tą pamatą, jis prasmeks velnio. Aišku, pastatysi namą, nueis kampas, sužinosi, kad praskridai 10 000 kaip minimum. Tu esi patekęs į tą pasaulį statybų, kur tu nieko nesupranti ir kiekvienas rangovas košę verda, nežinia kokių prieskonių pridėjęs ir aš tą virtuvę žinau ir aš atsistoju į tavo kaip besistatančio namą žmogaus pusės. Tai pradžioj gal matosi iš klientų akių, kad tokia nežinia ir kiek čia kainuoja, už ką čia mokam. Ir jau pirmą trečdalį praėjus statybos jau supranti ir vėlgi iš tų pačių akių matai, kad tu atidirbai savo atlyginimą.